Tęsime siužetų ciklą, kaip Vantos lapas praleido vasarą. Didžiausią įspūdį mums paliko Liepos mėnesį organizuojama Vantos lapas pirčių ekspedicija aplink Lietuvą. Praėjusiose laidose pasakojome apie ekspedicijos darbą Vilniuje, Druskininkuose, Tauragėje, Gargžduose ir Mažeikiuose. O šiandien mes Rokiškyje. Ponios ir ponai, 6 ekspedicijos diena, tai yra pirmoji istorija ekspedicija Vantos lapą aplink Lietuvą, kurioje dalyvavo Lietuviškos pirties bičiulių draugija, pirtininkai iš visos Lietuvos. Ir mes jau esame praktiškai vienu žingsniu iki finišo, bet dar pilni entuziazmo, jėgų. Ir šiandieną mes pašildysime mūsų ištikimiausius fanus, tai yra rokiškėnus. Skelbiu pirties šventę atidarytą ir noriu, kad meras pasakytų žodį. O gal net 2. Iš tikrųjų mes labai džiaugiamės jūs visus matydami. Rokiškėnai mėgsta pirtį, aš pats irgi mėgstu. Tai džiaugiamės, kas kart jūs matydami ne tik per televizijos ekranus, bet ir pas mus, kada apsilankote jau su pirtimis, su savo patirtimis, su savo įgūdžiais ir pasidalinate jais. Tai nuoširdžiai dėkoju, o čia, kad nepristigtų jėgų dar ir kitai dienai rokiškietiškos produkcijos. Chebryte, mes iš bado nenumirsim. Ačiū Jums. Visada laukiami. Išties, mums labai lengva suorganizuoti pirties šventę, kai mus myli jūsų miesto valdžia, kuri supranta, kad pirtis tai fizinės ir emocinės sveikatos garantas. Rokišky mes turime aukščiausiuose ešalonuose palaikymą, būtent pirties klausimais čia mūsų visą laiką palaiko jūsų meras. Tai jis ambasadorius buvo kartu su tavim. Pats meras mėgsta pirtį, pasistatė dabar pirtį, reiks išbandyti ir pritarė šitiem visiem renginiam, padeda su žiniasklaida, su sklaida. Rokišky viskas paprasta. Nes čia mūsų įdirbis padarytas didelis. Ja, pirtis ne pirmą kartą, visi pirti ir pirmin. Nes mes į Rokiškį važiuojam praktiškai kaip namo. Taip. Ko gero, tai yra išskirtinis atvejis, kada meras mum atvažiavus atneša braškių. Jis sakė, ne iš savo daržo, bet savo sodintas. Tai pasivaišinti mero atneštomis braškėmis mums iš tikrųjų buvo labai malonu ir tas, sakau, palaikymas mums labai svarbus, kadangi kitur galbūt nesuvokiam to, bet einam su ta žinia, kad turim taikyti aukščiausius ešalonus, kad jie žinotų, kad žmonėms reikalingi tokie renginiai, kad jie svarbus labai. Taip. Visą savaitę Vantos lapas pirčių ekspedicija aplink Lietuvą važiavo su 2 pirtimis, o kiekviename mieste prie mūsų prisijungdavo vietiniai pirtininkai su savo mobiliomis pirtelėmis. Dėkojame Mobili pirtis ir Kubilas Rokiškyje šeimininkams Egidijui ir Jolitai Žaliauskams už nuostabią pirtelę, kurioje skaniu garu galėjome lepinti rokiškėnus. Ar nesugadina tie profesionalūs pirtininkai jūsų pirtelės, kuri tokia dailutė, gražutė? Nesugadina, kaip tik mes ją kaip parsivežam į tokio aromato, tokios energijos. Pakrauna, mes jaučiam, kaip parsivežam. Kilnojasi pirtis tiesiog nuo ratų. Lentutės tik tai svarbu nesujudėtų. Tie kvapai, viskas, tiesiog tas jausmas liko, o kai pirtininkės išeina tokios, sakau, smagiai jūsų pirtelė, tai taip irgi gera. Naujų pažinčių, naujų tokių gerų emocijų, gerą laiką, tiesiog relaksą, poilsį po darbų ir gera, kad ir žmonės, rokiškėnai po darbo atėjo šiandien čia, smagiai leidžia laiką, bendrauja, šnekasi vaikai, suaugę, tai mums gera matyti. Labai džiugu prisidėti prie tos ekspedicijos po Lietuvą. Aš manau, kad jūsų pirtelė nusipelno aukščiausio vertinimo Vantos lapo, tai yra užklijuoti Vantos lapą ant jūsų pirtelės. O, netikėta. Ir aš dabar pabandysiu taip atsistot, kad priliptų. Galit mane palaikyti? Galim, dviesi. Laikykit. Iškilmingai ant pirtelės lango atsiranda Vantos lapas. Dar viena gera pirtis. Nerealiai ačiū. Jo, gero garo, sėkmės jums. Jums irgi visada gero garo. Turim draugų, džiugu. Labai įdomu stebėti žmonės. Jie kantriai laukia eilėje, bendrauja, žvalgosi į pirtininkus, nepraleidžia progos užduoti jiems vieną kitą klausimą ir drąsiai, besišypsodami bei spindinčiomis akimis dalinasi savo emocijomis. Kokie įsimintiniausi šiandien pojūčiai?
Mes kol kas buvom tik vienoj pirty, bet buvo pas tą mergaitę, labai gera mergaitė, labai geras vanojimo įgūdžiai, labai geri. O dabar eisim va į šitą pirtį ir manau, kad irgi bus labai gerai. Tai ilgai netrukdom, gero. Ačiū. Kaip jau mūsų pirtis? Nu, puikiai. Ar jūs mėgėjai pirties? Jo. Ir turite namuose? Taip, turim namuose senovinę pirtį. Senovinę? Taip, sekmadieniais pirtiname su draugais. A, kuo ypatinga ta pirtis jūsų? Dėl to, kad senovinė, didelė pirtis, ką žinau, senas pečius, tokia tikra lietuviška pirtis. Visi džiaugiasi. Seniau eidavo visas kaimas į tą pirtį, jo. Tai jūs privatizavote viešą pirtį, reiškia? Panašiai turbūt ir. Šiaip visi džiaugiasi, kai turi naują pirtį, o jūs džiaugiatės turėdami seną pirtį. Jo, dėl to, kad yra visiškai kitas tos naujoviškos pirtis, kur gali mygtukus visus pasispausti, jos visiškai, aš sakau, jos negyvos, sintetinės. O kai yra sena, tikra, gera pirtis, tai jinai kiekvieną kartą kitokia yra. O taip? Taip, kiekvieną kartą kokie žmonės susirenka, kokia pačio nuotaika yra, kokias vantas susiriši, viskas yra skirtingai. Ar buvo čia pirty? Ir dar tikitės patekti? Nežinau, norėčiau. Norėtume. Laiko jau nelabai daug liko, bet viltis paskutinė žūsta. Ir kokie atsiliepimai, kokia nuotaika? Gera, puikiai. Pas ką buvot? Pas vyrą, pas merginą? Pas vyrą. Pas vyrą? Pas midijų. Pas vietinį jūsų ambasadorių? Pas midijų. Ir kaip? Gerai. Turit savo pirtį? Turim. Nu, smagu. Kaip jūs merginos jaučiatės po pirčių? Gerai. Ar kiek šiandien kartų buvote pirtyje jau? Jau 2 kartus. Ir dar 3 tikitės? Ir masažą priėmėm. Ir masažas buvom. Viską jums šiandien? Taip. Tik labai bijau, kad po masažo nenumirčiau už tos laimės. Bet graži mirtis? Gražiai būtų labai. Sušeisi. Ne, linkiu, kad kuo ilgiau gyventumėt, kad masažas pratęstų jūsų gyvenimą. Taip. Senai mylit pirtį? Oi, senai nuo vaikystės. Senovinių pirčių. Tai turėjo tokių patirčių, kur... Jo, iš Kupiškio rajono aš esu taip turėjau. Jūs aukštaičiai. Taip. Dūminė pirtis. Tai pirtį pirmą lašinius išrūkydavo, tada mes eidavom praustis. Biškiekis pragraužė, kaip pirmie eina praustis, bet paskui gerai buvo. Aš žiūrėjau, ko tokios rūdos. Rūdos, na pirtis. Taigi juodas sienas, tai pirtai būdavo. Tai gerai, linkiu dar, kad kartą pavyktų patekti į pirtį ir ką, sveikatos jums ir tokių pačių šypsenų. Taip, jeigu nuo jūsų priklauso, prašom atvažiuoti dažniau. Mes lauksim. Priklauso tik nuo mūsų. Taip. Arba nuo to ten, kur viršai sėdi. Neapleiskit Rokiškio užsukėtis. Oi, patikėkit, Rokiškis yra mūsų meilė. Kai mes girdime, oi ne, aš nemėgstu pirties, arba ką jūs aš į šitą pragarą nei kojos nežengsiu, mums suspaudžia širdį ir supranti, kiek dar žmonių neatsikratė tos baimės, kurią patyrė ypač karštoje, sausoje pirtyje, kuri buvo išpopuliarinta 90 metais. Nepaslaptis, kad tuo metu pirtis buvo naudojama baliams ir baliams. Nuo pirmo Vantos lapas TV sezono uždavėme savo tikslą – grąžinti žmonės į teisingą lietuvišką pirtį sveikatintis. Ir jau 10-ame Vantos lapas TV sezone galime drąsiai pasakyti – mums puikiai sekasi. Žmonės ne tik sugrįžta, bet ir pradeda vertinti teisingą lietuvišką pirtį, kurios garas yra toks švelnus, kaip mylimo žmogaus apkabinimas. To įrodymas vaikai, kurie, kaip mes žinome, nemoka meluoti ir jų nepriversi būti ten, kur jiems nepatinka ar baisu. Albertai, aš suprantu, iš pirties išėjus... Žiauriai pavargau. Turėjai labai ypatingus klientus. Ypatingi klientai, daug reikėjo jiems atiduoti. Ar klausė tavęs? Žiauriai gerai klausė, tik reikalavo garo ir vantų. O taip. Kompresai... Čia rokiškėdai, jie stiprus. Kieti vaikai, kieti. Tai... Sakė, dar reikia vantų mums. Sugrįžom 2 kartą. Eik tu savo. Būsimi sportininkai, tavo klientai. Super. Čia daug rokiški sportininkų yra. Labai plati dziudo, sambo mokykla. Gerų daug sportininkų žymių. Tai va, tikriausiai čia Atžalos. Pamaina. Atžalos. Gerai, neužlaikau. Gerai, tiesiai į tvenkinį. Sėkmės. Atrodytų, kad po 4 valandų darbo tokioje pirties šventėje, kurią aplankė keli šimtai žmonių, pirtininkai turėtų griūti negyvi. Tačiau kur tau?
baigia darbą, supakuoja daiktus, pervažiuoja pas savo bičiulius pirtininkus Nidijų ir Daivą Aukštikalnius į Vienkiemį ir dar iki pusiaunačio dalinasi įspūdžiais. Kitą dieną mūsų lauks Ignalina.